Sveiki visi dar kartą vėl. Kaip ir žadėjom, po savaitės mes vėl keliaujam prie upės. Ir šiandien ką darysim? Skalbsimės. Ne, juokaujam. Šiandien gaudysim šapalą. Pasirodo, žolės jau sukilusios, todėl naudosim tos mėlynus daiktus, kur ką tik parodėm. Vadinasi, stripping basketas, kaip daugelis žinot. Turėtų gerokai palengvinti gyvenimą gaudant žolynuose. Pažiūrėsim, kaip juda šapalas. Va ir upė. Upės gyventojai. Vau, kaip matot, žolytės, kaip ir sakiau, sočiai. Ką, vietų gerokai teks paieškoti. Tik priėjus prie kranto jau matosi būrelis nedidukai. Ima, bet nenori paimti iki galo. Bet šiaip aktyvus. Vanduo skaidrus kaip ašara, viskas matosi. Opa, bulkytė. Ir kaip visada jau tokiu metu atseka iš toli, laukia ir paskutiniu momentu, jeigu ima, tai bando imti. Viskas, apsidaužė keli metimai, viskas, jokios reakcijos. Porą rodė. Pirmą metimą Audris nespėjo padaryti. Tikiuosi pasigavo, kadras geras. Mano rankose šiandien truputį neįprastas įrankis. Yra 7 klasės 9-6 kotas. Pagrindinė priežastis, dėl ko šiandien su juo žvejoju, tai yra visų pirma, tai kad yra naujai atkeliavęs ir labai magėjo išsibandyti. Jis šiaip buvo pirktas su mintim pabandyti pagauti salatį, didelį šapalą gal pavasarį, bet atsivežiau tik tais dabar. Bet pamėčiau jau 20 gal minučių ir iš karto matau, kad visai smagu, kai vėjukas pakyla per vėją mėtyt. Ir tas įrankis toksai tolimiem metimam, ne pats lengviausias, ne pats maloniausias rankoje, bet tikrai verta pagalvoti apie šapalų žūklę, ypač norint ant kokio nery, nemune žvejot. 20-20 keli metrai be jokio vargo metas. Ir man bekalbant, čia Audris medžioja šapalą. Porą ėmimų turėjo gražių, bet klausimas ar bekartosi. Audriaus pirmas. Pirmas tai gražu. O pasiūtai. Gražus, ne monstras, bet gali parodyti draugam. Riebus. Neilgas, bet storas. Gerai, nebekankinam tavęs. Pradžia yra. Taip palei žolytės, ėmė trečią kartą, žinai. Va, tokiam va nubėgime. Jau tokia 100% vieta. Net mačiau, atėjo kaip nuo kalniuko. Ir paėmė gražuolis. O tokie jau visai smagus. Pirmas kirtimas atrodo, kad vėl nežino, ką pakirtai. Wow. Štai tokioj žvejyboj, kur stovi beveik iki bambos, bet stovi žolėse. Stripping basketas labai padeda, nes prastai leistum visą šitą valą į žolės. Šias valas pintųsi ir tikrai būtų daugiau keiksmažodžių negu žvejybos kai kuriais atvejais. Aišku, būna ir dabar, kad kartais į tą stripping basketą nepataikai dar kažką, bet čia jau labiau išimtis negu taisyklė. O visumoje labai palengvina žvejybą. Taip, truputėlį daugiau nešiotis, truputėlį atrodo daugiau diskomforto ant kūno, bet lyginant su to komfortu, kurį turi žvejojant, kad tiesiog meti, išmeti, valas išlysta, už nieko neužkliūna. Tai
tikrai verta pasiimti stripping basketą, turėti su savim. Šapalautojam, kurie tikrai vasarą skiria nusibridę žolėse. Negali sakyti, kad nepakeičiamas įrankis, nes daug kas žvejojo iki dabar be jo. Bet tikrai malonu ir tikrai prideda prie žvejybos daugiau negu iš jos atima. Pirmas mano šiandien, bet toksai apjuoktinas šapaliukas. Bet aišku, galima sakyti, kad pradžia yra. Bandysim toliau kažką paveikti. Čia ką tik priešai save turėjau gražų kibimą. Pažiūrėsim, ar dar kas nors pakils kartot. Tikrai jau nemažiukas buvo. Pirmų pravedimų kilo, bet nepaėmė musės, į dantis negavo. Bijau, kad nebekartos, bet toks visa vietelė gan perspektyvi, tai žinau, kad GoPro baterija link galo, tai kiek baterija laikys, tiek aš ją prafilmuosiu. Gal kažkas didelę burną atidarė, bet nepagirė. Šita netiek buvo įdomi bulka, kiek prieš pradedant filmuoti, bet šiuo momentu bet ką būtų visai smagu pagal. Vienas yra ne monstras irgi, bet po tiek tuščių kibimų smagu bent jau palaikyti žuvį. Toks delnenukas. Tai ką, jau pusvalandžiuką žvejojam. Iš karto tik atėjom pirmoji vietoj duobelė. Duobelė matosi šapaliukai, ima 3-4 kartus paima ir viskas. Apsibaido ir tenka eiti iki kitos duobelės, bet iš tikrųjų visur pilna, visur, kur tik užmesi ir jeigu tik yra šapaliukas, iškart duos apie save žinot. Pagavau vieną tokį jau padoresnį, gal kokių 30-35 cm ir svarbiausia vanduo krištolas. Viską mato, baidosi, nukrito ne taip, pavadėlis truputėlį paėjo pirmas, viskas, labanakt. Žodžių profesoriai kaip turi būti. Ir dabar su Roku užėjom tokią vieną gražesnę vietą. Va, Rokas, matau, traukia kažką panašiai kaip aš turbūt. Žodžiu, širšė viskas ok, bet apsimėto, apsidaužo. Ir jau reikia kažko kito. Bandysim kitą, dėsim vabaliuką ir žiūrėsim, kaip čia mums seksis. Na va, tokius storasprandžių visai pasigauna. Pikti. Sėdi žolynuose. Ten ir grįžta. Tai jų tai jos taip patys ir nueina nuo svorio. Matei dar ką įdomu? Ne.
Tai ką, sveiki dar kartą. Pasirodo dublis antras. Po praeitos žvejybos nusprendėm vis dėlto, kad padarysim video iš 2 žuklių, nes praeitą kartą žuklė, sakykim, tokia vidutiniškai gera gavosi, saulė švietė, plėskė, sudėtingos gan sąlygos buvo keli pagauti nedideli šapaliokai, vienas Rokui gražus nerealizuotas, tai nusprendėm negaišti eterio laiko ir sujungti video į 2 vienet, iš 2 į 1. Šiandien irgi įdomu, praeitą savaitę buvo +30, šiandien dabar einam saulės nematyt, +14 laipsnių iš ryto, dieną pašils. Taigi labai įdomu bus palyginti 2 visiškai skirtingas situacijas, 2 visiškai skirtingi orai. Žiūrėsim, smagu. Pirmas gal 15-20 minučių žvejybos ir bėgu iki Audriaus parodyt, kad nors vienas iš mūsų pagauna kažką. Pirmą žvejybos dieną prieš tai irgi Audrius tik tais pagavo kažką panašiau iš šapalo ir dabar. Nu tikrai kiek 15-20 minučių praėjo. Gražus šapalas. Dabar būtų gerai, kad tu palaikytum graibštą, tada aš galėčiau jam musę atsekti, nes ir jas tai kaip rupūžiai. Bet šiaip gerai davė, rovelės, geras. Taip, tu ramiai, jeigu pabūsi. O, kaip gražiai švelniai. O čia burniais neveltui vadinam. Tikiuos kamera įjungta. Įjungta kamera. Va toks va. Gerulis. Blemba gražus, šitas jau davęs smagiai. Paleis graibštą jau. Paleisim ir žuvį. Sprandelis. Nepaleis per toli keft paskui, kad būtų galima. Žuolis. Blemba, geras šitą. Vietos gražesnės. Yra daug, tikrai ramiau, kur eit galima ir žinai, kur. O ten va, kur žolės labiau. Jo, ir kur srovelė. Žolių, aš ėjau link medžių, nes žemaitis, kaip sakė, po medžiais visokiais, po viską jau. Aišku, čia irgi bandžiau, bet čia taip stovi viskas, žinai. Ir ten šukavau ant ten va ir grinai per vidurį tų žolių jis, net ne visai ant sraunumėlės, bet sudėtinga žvejot, gilis, pažiūrėk, pilnas tripping basketas. Taip, sudėtingo. Jo, žolės, visą kitą, bet faina. Dažnai stambesni šapalai būna, pačiai jeigu dar tenais truputėlį yra gilė. Kažkur po medžiais, iš kur jiem galėtų nukristi tas kasnelis, nes labalai, ne lašalai ir ne kadžiai, jie čia vandenį nesirita apart laumžirgių, jie turi kažkur nukrist. Tai reikėjo patikrinti, ar čia po to medžiu laukia kažkas maisto, bet kol kas panašu, kad nelabai. Smulkmė kažkokia sepsi, bet visai smulkmė. Čia tokio tipo vietelių matau kelias, visa ta priekrantė. O, kažkas netgi nemačiau kaip pagrėbiau musę, bet tikrai ne iš tų didžiųjų, kuriuos čia norėtus rasti. Delninis šapaliokas. Gerai rijęs, nes užvėlavau jį pakirsti. Čia atkarpėliai įdomesnė, įsijungiau kamerą biškį. Tegul prabėga pusvalanduką kokį. Opa! Jau čia panašiau į šapalą. Tik įsijungiau kamerą, tik pasakiau, kad ruožas įdomesnis.
ne monstras tikrai, bet jei tokie kibtų pastoviai ir tarp jų papultų vienas kitas didesnis, tai tada jau būtų smagi žvejyba. Trumpas ganėtinai, bet riebus. Nu, toksai 30-ukas. Pradžia yra. Čia visas ruoželis prieki tikrai įdomiai atrodo. Pabandysiu aš jums visą nufilmuoti. Gal dar kažkas pasirašys. Šiandien žvejoju su karkvabalio tiesiog imitacija. Buvau ir širšę užsidėjęs. Bet man kažkaip tas karkvabalis visai nieko ir dydžio. Gražiai plekščiai į vandenį. Audrius gaudo širšę, tai panašus kol kas rezultatai. Realiai top 2 musės mum ir yra. Širšė su karkvabaliu, dar juodas vabalas būna. Šauna. Tai kol kas pasiteisina abidvi šiandien, kai jau žuvis aktyvesnė. Kažką turiu gan nesmulkaus, į žolės įlindo. Bet jau taip įdomiai stvėrė, ne su kažkokia pikta bulka, ne su kažkuo. O tiesiog dingo musė vandenį. Aš bijau, kad aš jo nebeturiu. Jisai dingo į žolės. Bandau su graibštu lysti į tas pačias žolės, jeigu netyčia bus šapalas vis dar su manim. Bet panašu, kad jisai sugebėjo. Ne, yra vis dar. Gražus šapaliokas, jis tik pasirašė. Bet kaip ir sakiau, kibimas tai labai įdomus. Dažnai iš šapalo tikimės tokio pikto čiaukštelėjimo. Čia tiesiog be jokios bangelės, be nieko, tik tais musė pradingo. Nu jau toksai. Šiandien tokius tikrai jau smagu gaudyti. 40 kokių centimetrų gauti, nepilnai, bet jau šapalas, tikrai šapalą panašus. Smagu šiandien vis tik tai. Tas oras truputėlį kitoksai. Ne taip karšta ir pavėsas, žuvis mus prasčiau mato. Mes aišku žuvį irgi prasčiau matom. Bet nusiteikusios labiau kibti ir mažiau atsargios. Atėjom į labai ypatingą vietą. Ir iš karto Audrius nusegė gražų visai šapalą. Aš perbrisiu į kitą krantą. Gal parodysiu tą šapalą, įspėsiu. Toj palauk, Audriu. Papasakosiu, ko čia ta vieta, tai tokia ypatinga. Pirma, reiktų neprigert vandens. Jo. Tokie va visai smagus dubysos šapaliokai. Žiūrėk, koks pilvūzės. Ir labai faina vieta. Ta vieta labiausiai ypatinga yra tuo, kad čia visą šitą įbėgimuką 20 metų atgal aš turbūt kiekvieną savaitgalį įsibridęs iki pilvo vasarą praleisdavau žvejodamas. Aišku, per tiek laiko pasikeitė čia labai viskas, bet čia su tėčiu atvažiuodavom ir va šičia praleista, nežinau kiek valandų, nuo 6 iki kokių 10 metų su tėčiu reisuodavom. Ir mane jisai čia palikdavo, suplūdė žvejot. O pats pasiėmęs muselinę meškerę, kildavo nuo čia į viršų. Tai bus labai įdomu prasibėgti tais takais.
prieš kurios 20 metų mano tėtis su muselinė lakstė. Panašu, kad baigiam. Šiandien dar turėjom kokią valandą laiko pažvejot. Pagal planus bent valandėlę dar, bet pradėjo pilt lietus. Šapalų vieną kitą pagavom. Vietos irgi aukščiau atrodė taip truputėlį neperspektyviai, tai maunam iki mašinos. Šapalų bus pažvejota. Bet dar aišku prie jų sugrįšim šiemet. Realiai šapalų sezonas tik prasideda. Baigiam šiandien žūklę. Lietus. Bet ir šiaip jau atsigaudėm, atsižvejojom šiandien gana. Tai ką Rokai apibendrinant, kokios mintys? Bendrumoje šiandien aktyviau negu praeitą savaitę, kai karštis buvo. Šiaip tai nežinau, sunku pasakyti dėl mūsų. Aš ką naudojau, tą ten daugiau mažiau kažkas kilo. Aš naudojau pagrindę karkvabalį, Audrius daugiau su visokiom širšės imitacijom gaudė. Abudu pagavom. Kad žuvis labai aktyvi, gal sunku sakyti, nepridaužėmės jos belekiek, bet šiaip pilnai galima pagauti ir tikrai šiandien ir gražių visai pasigavo. 40 plus abudu pagavom su Audrium šapalų. Gal kibimai netokie pikti kaip norėtus, tokie atsargus, tik tais muselė atsap, dingsta po vandeniu kažkur. Galvoji, kad bus gal smulkus, tik tais pakeli meškerį ir tada supranti, kad visai nemažiukas tas šapaliukas. Jo, tai vat kibimai tai tokie iš pradžio erzina. Nes tu atrodo maža bulkytė, bet bandai kirst ir lyg ir mažiukas. Bet vieną kitą kartą supranti, kad ten ir ne mažiukas sėdi. Ir tų tokių tuščių pakirtimų iš pradžių daug ir pradeda jį erzinti. Po to atsirenki, nes kai kimba mažiukas ir tampa tą musę ir nors ir neapžioja ir nepakimba iki galo, tie raibuliukai tokie, tokie bardakas. Kai kimba didelė žuvis, lygiai taip pat atrodo, bet viskas lyg sulėtinta, lyg ramiau, delikačiau ima. Rokui tas didesnis paėmė iš vis be jokio judesio, be nieko. Atrodė, kad tiesiog musė priskenda, prigeria vandens, kai būna. Be jokio raibulių, be nieko. Musė priskenda, kirstelėjau meškerį ir gražus tikrai šapalas nematavau, bet palei 40 ten tikrai turėjau. Tai jo. O antras dalykas, reikia gerų stiprių pavadžių. Ta prasme, gerų, nebūtinai ten kažkoks geras superinis gamintojas. Tiesiog pasiimkit naują. Sakyčiau, ne mažiau 0,2. Aš va Floriką pasaitėlį atsistačiau su 0,22. Puikiai kimba. Ir daug žolių. Daug žolių tiek metant į priekį, tik metant atgal. Tikrai reikia pataikyti tokias vietas, į tokius langelius, kur aplink žolės. Norit, nenorit, pakabinsit žolių ir reikės musę išsipešti iš ten. O dar ir šapalas ir nenori ten su 16 netyčia palikti šapalą, nes visi stambesni šapalai šauna tiesiai į tos žolynus ir tenais. Pasiseka, jeigu pakabini šapalą prieš žolės, tai išsivedi į atvirą vietą. Bet jeigu už žolių pakibo, pirmas smūgis ir iškart į žolės net apgaudinėja labai smarkiai. Atrodo, kad ten, kokį turiu. Pasirodo toks, gražus, bet netoks. Tai va, šiaip žiauriai šiandien laimingas ir patenkintas šitą žvejybą. Net nežinau daugiau ką pasakyti. Žvejyba vykus. Tikrai užskaitau. Viena žiūrėti per YouTube, kad sužvejoja. Laikas kilt patiem. Pabandyti, šiaip šapalai tikrai aktyvus ir priklauso jam dar bent porą mėnesiukų būti aktyvientai. Lėkit prie upės. O mes jau prie mašinos, taip kad iki kito karto.